Meditacija – savojo dvasinio centro suradimas. Meditacijos metu nevairuok automobilio ir nedirbk jokių darbų reikalaujančių susikaupimo. Pasistenk patalpoje būti vienas. Šios meditacijos metu vyraujančios energijos susideda tik iš 100 dalių besąlygiškos visatiškosios meilės ir šviesos. Ši energija globos ir saugos mus visos meditacijos metu. Įsitaisyk patogiai, gali gulėti arba sėdėti, bet jei meditacijos metu dažniausiai užmiegi, tuomet geriau sėdėk. Kojas atremk į grindis, jei sėdi. Rankas lengvai laikyk ant kelių arba prie šonų, jei guli. Nekryžiuok nei rankų, nei kojų. Užsimerk ir pradėk stebėti savo kvėpavimą. Kvėpuok giliai, ramiai ir tolygiai. Iškvėpdamas atsipalaiduok, paleisk ir išlaisvink visą įtampą, fizinę ir protinę, emocinę. Leisk kvėpavimui išplauti vidinę erdvę, išlaisvinti visas įtampas, tarsi atsekti jas ir paleisti kaip helio pripildytus balionus. Giliai įkvėpk iš žemės ir iškvėpk atgal į žemę. Kvėpuok giliai, laisvai, atpalaiduojančiai. Paleisk įtampą kūne, ypač pilvo srityje, pečiuose, kakle, ant veido, žandikauliuose. Gali iškvėpti šiek tiek pravėręs burną. Tai padės greičiau atsipalaiduoti ir atpalaiduoti žandikaulius, nes ten būna daugiausiai įtampos. Atsipalaiduok. Užsimerk. Tavo kvėpavimas laisvas ir ritmingas. Pajusk širdies plakimą. Susiderink su savo širdies plakimu. Pajusk vieningą ritmą su širdimi. Tavo mintys nutolo, tu jų nebejauti, nebesuvoki, tau jos nereikalingos. Paleisk fizinę įtampą kūne ir paklausk savęs, kur aš esu. Ir pajusk, kur tu esi savo kūno atžvilgiu. Gali pajusti kažkokios vidinės erdvės buvimą. Tai erdvė tavo kūno viduje. Rask tą vietą ir pajusk, kur ji yra. Pajusk, kur tavo kūne yra vieta tau. Kiekvienas turime savo dvasinį centrą. Tai tokia vieta skirta mums, tarsi kūno viduje, tarsi išorėje. Tai vieta, kurios negali apčiuopti, bet gali jausti. Greičiausiai tu jau žinai, apie ką kalbame. Ir žinai, kur yra tavo dvasinio centro vieta. Šis dvasinis centras dažniausiai yra tarp krūtinės arba širdies čakros ir saulės rezginio, bet gali būti ir kitų variantų. Pajusk, kur tavo kūne yra ši vieta tau. Pažiūrėk į ją. Ir iš šios vietos pažiūrėk į savo kūną. Iš šios vietos tavyje tarsi šaknimis yra išaugusi tavoji savastis. Tavo jungtis su visata, su absoliutu.
tavo jungtis su subtiliaisiais pasauliais ir energijomis. Tai yra tavo stabilumo taškas. Jis niekada nesikeičia. Jis visada su tavimi ir visada ten pat. Tai tavo stiprybė ir pastovumas. Dar kartą pajusk šią vietą savyje. Ir ištark mintyse: aš esu. Pakartok 3 kartus. Aš esu. Aš esu. Aš esu. Pajusk, ar šioje vietoje, kurią tu suradai, kyla kokia nors reakcija į šiuos žodžius. Lyg šis taškas tavo viduje, tavo vidinėje erdvėje su jais rezonuotų, atsilieptų tarsi šaukiamas. Sutelk dėmesį į šį tašką. Dar keletą kartų ištark mintyse, bet negarsiai. Aš esu. Aš esu. Aš esu. Įkvėpk ir iškvėpk. Pajusk, kaip viduje atsiranda tarsi atrama. Tai tavo dvasinis, tavo būties centras. Dar kartą ištark mintyse: aš esu. Ir sutelk dėmesį į šį atramos tašką, kol jį visiškai aiškiai pajusi. Ir leisk savo tarsi panirti į šį vidinį tašką, į šią vidinę erdvę, tarsi kištum ranką į pirštinę, tarsi leistum šaknis į šį tašką, į šį centrą, vis giliau ir giliau. Nepamiršk kvėpuoti ramiai ir tolygiai, stebėti savo pojūčius. Jei jauti ramybę ir pusiausvyrą, tuomet viską darai teisingai. Turėdama savo dvasinio centro tašką, per jį arba iš jo, tu vienu metu gali sukurti 3 dėmesio taškus. Pirmasis dėmesio taškas yra buvimas savo dvasinio centro viduje. Kai esi savo dvasinio centro viduje, kai tarsi įneri į jo vidų, kai įleidi į jį šaknis, kai esi savo kūno viduje, tai vidinio stebėtojo būsena. Antrasis dėmesio taškas yra buvimas savo dvasinio centro viduje. Ir tuo pat metu tarsi šalia jo, tarsi po ežero paviršiumi. Tai buvimas savo viduje ir galėjimas tuo pat metu jausti savo odos paviršių. Tai yra antrasis tavo dėmesio taškas, skirtas stebėti viskam, kas vyksta tavo išorėje, bet čia pat labai arti tavęs. Pajusk, koks šis ežero paviršius. Ar jis ramus šiandien, o gal banguotas? Pastebėk, panagrinėk, pajausk, paklausyk. Kvėpk ir iškvėpk. Ir trečias dėmesio taškas yra buvimas savo centro viduje, bet kartu ir jo išorėje,
tolėliau nuo jo, tarsi per ištiestos rankos atstumą. Ten, kur yra aplink tave, ten tavo aplinkoje, kurią tu gali stebėti. Ir pabandyk dabar perjungti šiuos 3 taškus savo dėmesio ir minties pagalba. Tarsi galėtum tuo pat metu būti, jausti, stebėti, apriepti visus 3 taškus savo dėmesio. Viską, kas vyksta tavyje, kai esi savo dvasinėme aš esu centre. Viską, kas vyksta tavo išorėje, kai esi savo dvasinėme centre, bet gali jausti fiziniais jutimo organais tai, kas yra šalia tavęs, tavo išorėje. Viską, kas vyksta aplinkoje, kai esi savo dvasinėme centre, bet gali suvokti ir vertinti viską, visą plačią aplinką, nieko nekeisdamas. Įkvėpk ir iškvėpk ramiai ir tolygiai. Viską, kas vyksta tavyje, viską, kas vyksta tavo išorėje, viską, kas vyksta tavo aplinkoje. Prisimink šią būseną, kaip savęs buvimo viduje pojūtį. Tai ideali būsena. Tai būsena, kai esi pasirengęs bendrauti su subtiliuoju pasauliu, dirbti su subtiliuoju pasauliu, būti bet kokioje sąveikoje su subtiliuoju pasauliu, su savo dvasiniais mokytojais, su savo intuicija, su savo aukštesniuoju aš. Ką bedarytum, ar svajotum, ar medituotum, ar kreiptumėsi pagalbos, bet kokioje situacijoje ši sąveika ir bendravimas bus veiksmingesnis ir aiškesnis. Gali persijungti į šią būseną, kai reikia sulėtinti tempą, kai reikia susikaupti ir susivokti, tiesiog giliai įkvėpti ir pereiti į šią gilesnę vidinio susikaupimo būseną. Pasipraktikavęs pajusi ir žinosi, kaip tai padaryti greitai. Tai tik įgūdis. Treniruok šį įgūdį. Treniruok šią būseną. Praktikuokis. Bet neskubėk. Atlik šį pratimą kasdien. 1 ar kelis kartus per dieną. 2, 3, 5 dienas iš eilės arba savaitę. Bet nepersistenk. Per didelės pastangos kartais blokuoja rezultatus. Rezultatas dažnai būna būtent tada, kai to mažiausiai tikimės. O dabar, linkėdama tau dvasinio centro stiprybės ir aiškumo, baigiu šią meditaciją.